Sveiki. Šį kartą kalbinsiu Raseiniuose gerai žinoma visažistė Greta Girčiūtė, kuri grįžo į Lietuvą su labai geromis žiniomis. Bet prieš tai aš norėčiau, jog Greta papasakotų apie savo kaip visažistės karjerą, nuo ko ji prasidėjo. Ji prasidėjo galbūt nuo mažų svajonių, kada vaikystėje svajojau keisti žmonės, gražinti juos ir iš tikrųjų 10 klasėje jau svajonės pildėsi labiau, nes pradėjau domėtis šiuo amatu, pradėjau studijuoti tai ir tiesiog kibti į šitą mokslą. Kas padėjo tavo svajonėm išsipildyti? Didelės viltys, didelės svajonės ir galbūt tėvų palaikymas. Supratau. Greta, mes visi raseiniškiai tikrai žinome, jog tu esi nuskynus labai daug laurų. Koks tavo didžiausias yra įvertinimas? Didžiausias įvertinimas yra dabar, kaip ir tu sakei, kad paminėsi vėliau. Iš tikrųjų labai smagu, kad Lietuvoje ne kiekvienas gali išvykti į Europos čempionatą ir varžytis tarp viso pasaulio visažistų ir laimėti 4 vietą. Manau, kad visi norėtų pasveikinti Gretą su šituo. Laimėjimu sveikinu ir aš. Greta, papasakok, kiek ilgai truko šitas pasiruošimas šitam čempionatui? Vis tik tai 4 vieta, tai yra ganėtinai aukšta pozicija. Taip, pasiruošimas vyko 4 mėnesius, tikrojo darbo 2 mėnesiai pilnumoj, važinėjimas į Vilnių, pas trenerę repetavimasis, bendradarbiavimas su modeliu, jo pasiėmimas nuo namų iki namų ir iš tikrųjų tai yra didelis darbas, nes tu į dieną trunki mažiausiai 8 valandas pilnos treniruotės. Tai kaip pilna darbo diena? Kaip pilna darbo diena. O kaip tavo tada individualūs užsakymai nenukentėjo? Šiek tiek galbūt ir nukentėjo, bet tiesiog kada turi daugiau žmonių, tu dirbi studijoje, o kada turi laisvo laiko, sėdi anksti ryte ir važiuoji į Vilnių, ruošiesi ir kartais po treniruočių dar priimi klientus. Supratau. O papasakok tokius užkulisius galbūt jau renginio vietoje, kas padėjo tau komandoje? Padėjo daug žmonių, iš tikrųjų, kadangi modelį turi paruošti nuo galvos iki kojų galiukų, tai vežiausi kartu ir šukuosenų meistrę Audronę, kuri labai daug padėjo, kuri visą laiką palaikė, mes kartu ir viešbutį gyvenom, tai visos dienos iki pasiruošimo, dar turėjom 2 dienas, vyko pilnas darbas, treniruotės viešbutyje ir tiesiog galbūt tai žmogus, kuris taip pat skatino, visą laiką palaikė, didžiavosi manim ir taip pat manikiūras, pedikiūras ir be abejo suknelė. Suknelė buvo didžiausia mūsų pompastika, didžiausia galbūt irgi nugalėjimo šiek tiek ar ne atributika, tai suknelę padėjo siūti ir dekoruoti Anielė, tai jai didžiausia padėka, nes iš tikrųjų konkurse negali būti nepastebimas, turi išsiskirti iš minios. Modelis be abejonės taip pat, modelis buvo Monika Kmitaitė, ji atrodė nuostabiai, nes jau jos aukštis 1,81 m, o su bateliais siekia virš 2 metrų, tai teisėjai žiūri iš viršaus į kaip kažkokį tai eksponatą, kuris negali būti rankomis liečiamas. Iš tikrųjų atrodėm įspūdingai visos komandos dėka. Papasakok, kiek mes jau prieš tai kalbėjom, ar ne, kad jūs kėlėtės labai anksti ir tas pasiruošimas truko ganėtinai ilgai. Tai tavo makiažas buvo atliktas specialiai nuotakos, taip? Taip, nuotakos. Bet jisai truko 4 valandas. Daugiau nei 4 valandas, iš tikrųjų atsikeli 2 valandą nakties, dar nepusryčiavęs, miegantis visas ir geri tik vandenį, modelis jo net negali daug gerti, nes nenori, kad po to bėgiotų į tualetą ir tu pradedi ruoštis nuo pat plaukų, valandą laiko plaukams, po to ruošiesi makiažą, akis dar būna paburkusios ir nesižiūri, atrodo, kad sako, pripiltos smėlio akys ir labai sunku dirbti nuo pat ankstyvo ryto, bet po to įsivažiuojam, papusryčiaujam ir keliaujam jau su beveik pilnu įvaizdžiu į salę, kurioje dar paruošiam paskutinius akcentus, paruošiam kūną blizgis, uždedam suknelę, plaukai dekoruojami ir tada jau dekoruojamas veidas, blakstienos pridėtinės ir visa kita. Ar jutai labai stiprią konkurenciją? Konkurencija galbūt pradeda jaust, kada tu eini į salę ir tu matai minią žmonių, ne tik dalyvių, bet ir būtent tų, kurie padeda tiem dalyviams ruoštis. Tos rengiamos suknelės, tu tiesiog žvalgais ir galvoji, ar tavo suknelė nebus per paprasta, ar tu netrodysi per daug paprastai, nes visos suknelės tiesiog atrodo pompastiškai. Tu praeina modelį, kurie su didžiausiam karūnom, šukuosenam, didžiausia auskarai. Iš tikrųjų laimi žmonės, kurie kuo daugiau parodo, kuo gražiau
pasireiškia, tuo jo įspūdingiau ir atrodo. Tai netgi negali nublankti toje minioje ir tiesiog vien dėl to labai daug ruošiesi ir kada tu nueini, galvoji, kad viską dėlioji mintys ir galvoji, kad tu tiesiog turi iškelt galvą ir eiti ir tiesiog negalvoti apie tą konkurenciją, nes jeigu tu pradėsi galvoti, tu nebe kokybiškai atliksi savo paskutinį darbą, akcentus, tu turi nenustoti mintise tiesiog susikaupti ir apie nieką daugiau negalvoti, apie savo atliktą makiažą, kad nebūtų kokia atsiklijavusi blakstiena, ar netaisyklingas antakis, ar suknelė kreivai uždėta, ar kažkokia netgi suknelės klostė netaisyklingai einanti. Turi būti viskas idealiai atlikta iki mūsų starto, kada ateina teisėjai vertinti. Ar buvo įvykusi kokių nors kurioziškų situacijų? Man neteko, bet esu girdėjusi, kad viename čempionate net konkurentai blakstienų kleis aptaško suknelės, pakišo kojas modeliam ir panašiai. Tai tiesiog gerai, kad man tai neįvyko ir mes sėkmingai pasirodėme. Viena iš dalyvių pradėjo šiais metais, kas buvo įdomu, tiesiog raudoti scenoje, nes turbūt, kad valandą 20 minučių išstovėti, kada eina teisėjai ir tave vertina, yra labai sunku ant aukštų batelių, ar tiesiog spaudžiamos kojas, galbūt pradeda bėgti kraujas ir tai yra labai sunku. Modeliai negauna tuo metu valandą 20 minučių nei nueiti į tualetą, nei atsigerti, jie pradeda netgi alpti ir yra visokių variantų buvę. Mano modelis po valandos laiko taip pat jau jautėsi blogai ir visokie akies pamirksėjimai davė tą įspūdį, kad jau jinai sunkiai jaučiasi, bet supratę teisėjai, modeliam visą laiką pastumė kėdę ir jie gali atsisėsti, nes tą valandą 20 minučių jie turi ant aukštų kulnelių išstovėti prieš auditoriją, kad juos įvertintų. Tai yra labai sunkus modelio darbas. O dabar sakyk, kaip ta 4. vieta visame pasaulyje, ar ne, paveiks tavo galbūt ateitį ar net dabartį? Manau, kad gavus tokią vietą, tu tiesiog, kaip mes sakom, įstoji šeimą į tą asociaciją. Labai džiaugiuosi Lietuvos ir grožio kirpėjų asociacija, kuri pakvietė dalyvauti, kadangi aš šiais metais laimėjau jų čempionate 1 vietą nuotakos rungtyje, todėl turiu galimybę dalyvauti Europos čempionate. Kadangi dabar Europoje laimėjau, taip pat pakliuvau 5-tuką, kitais metais planuoju dalyvauti visam pasaulio čempionate, kuris praeitais metais vyko Korėjoje. Šiais metais džiaugiuosi, kad taip toli nevyks ir nereikės tiek daug investuoti į kelionę. Vėl vyks Paryžiuje, tai praktiškai mes į tą konkursą jau užsirašėm, tai lieka sunkus darbas ir manau, kad kokie 5 mėnesiai intensyvaus darbo ir suknelių siuvimo. Tai yra labai sunkus pasiruošimas. Tai vėl kentės tavo užsakymai? Taip, kentės užsakymai, bet rezultatai po to atperka viską ir klientai dar labiau sveikina, jie džiaugiasi. Turbūt visą tai ir atperka, kada tu grįžti ir tu grįžti to euforijai. Galbūt net tiek klientai, kiek tavo asmeninė šeima, asmeniniai draugai, kurie tau tikrai sako tai nuoširdžiai, kurie džiaugiasi už tave. Seneliai skambina tą pačią dieną gal 5-6 kartus, klausia tėvam, ar jie jau pasirodė, ar viskas gerai, ar pavyko, laukiam rezultatų. Tiesiog tas bendravimas, tas žmonių laukimas labiausiai atperka tavo pastangas. Be šito planuojamo jau konkurso ar ne pasaulinio, kokių dar konkursų norėtum laimėti, ar esi kažką suplanavus? Nes aš kaip pastebėjau, iš tavo visų turimų sertifikatų, diplomų yra žinoma socialiniam tinkle skelbiamų laimėjimų, gal kažką dar esi suplanavus, mus nudžiuginti? Taip, šiais metais, kadangi metai dar nesibaigia, prieš pasaulinį čempionatą planuoju savo komandą ruošti šitom visiems čempionatams. Tai 2 iš mano kolegių ruošis pas mane taip pat nuotakos rungtims šių metų Pelenėje. Aš taip pat, kadangi nedalyvavus podiumo makiaže, tai yra jau makiažas su piešiniais, pirmiausia padalyvausiu Lietuvoje, po to turbūt Europoje ir tik po to pasaulyje. Tiesiog noriu su kiekviena rungtimi, su nauja rungtimi tam tikrais aspektais ruoštis ir ruoštis nuosekliai. Pirmiausia, pasiekti visas aukštumas Lietuvoje, o vėliau užsienyje. Ar daug tų aukštumų čia dar liko? Visą laiką lieka aukštumų ir kaip mano trenerė tikrai yra pasiekus daug, jinai jau turinti, sakykime, ir šeimą ir siekinti dar daugiau aukštumų, yra didžiausias pavyzdys man ir turint tiek metų ir turint tiek patirties, atrodo kaip ir nebūtina jau kažkur važiuoti, bet tiesiog jos tas susispyrimas galbūt skatina ir mane, nes matau tą jos veiklą ir norisi tiek, sakykime, iki gyvenimo, netgi galo turbūt ir siekti. Čia kaip turbūt mokslai, aukštumas visą laiką jie skatina mus veikti ir dar labiau siekti tobulumo.
Ar po kiekvieno laimėto konkurso, nesvarbu kurios vietos, susilauki vis daugiau klienčių? Be abejo. Manau, čia tai neatsiejama klientų dalis, nes klientai tave įvertina ir klientai mato tavo pastangas, mato, kad tu ruošiesi ir iš tikrųjų tu investuoji į save. Nei ką kitą, nei suknelės galbūt tavo pompastiką, bet daugiau investuoji į save, į savo darbą, tu atsitreniruoji, tu žinai kiekvienos akies charakteristiką, tu tiesiog kuo daugiau klientų lietiesi, tuo daugiau arba kuo daugiau konkursų ruošiesi, tuo daugiau turi patirties. Klientai tą vertina ir dabar labai džiaugiuosi, kad visas darbas yra makiaže, visi užsakymai yra tik makiažas ir todėl tie pasiekimai dar labiau matomi ir visi jaučia tą patobulėjimą. Ir dabar didžiausia naujiena, kas bus, sakykime, ateityje, noriu truputį užsiminti, kad tai bus makiažo knyga, kuri vadinsis Makiažo galia ir išeis po 2 mėnesių. Tai Alma Litera džiaugiasi manimi, aš džiaugiuosi jais, kad mes sugalvojom šį projektą ir jį baigiame gyvendinti. Aš manau, kad džiaugiasi visi šio krašto gyventojai ir taip pat tie žmonės, kurie galbūt siekia tokių pačių aukštumų ir tokių pačių svajonių kaip tu. Ką galėtum palinkėti tokiam jaunom mergaitėm, kurios irgi nežino, nuo ko pradėti ir ką daryti ir būti tokiai kaip tu? Niekada nenustoti. Iš tikrųjų, visi galvoja, kad tas darbas yra labai lengvas, bet iš tikrųjų tai yra pasiektas krūvinų darbų ir pastangomis. Tas kelimasis 3-4 valandą nakties, jisai išreikalauja iš tavo organizmo, paima net vitaminus ir visą grožį ir panašiai. Iš tikrųjų, tu turi pastoviai nusitikti tai, kad tai yra sunkus darbas. Ir jeigu tu tą suprasi ir tu tą sieksi, tu visą laiką pasieksi. Tai lieka turėti vilties, tai lieka įdėti daug darbo ir turėti pasitikėjimo savimi. Tai yra neatsiejama darbo dalis, nes jei tu neturėsi pasitikėjimo arba prarasi valią, tiesiog nebenorėsi stengtis, tiesiog nepasiseks ir nepasieksi aukštumų. Kalbėjai apie tai, jog prarandi visus grožio vitaminus, vis ar ne. Tai ar tas pasiruošimas šitam pasauliniam irgi čempionate labai daug pareikalavo tavo sveikatos? Tiesiog tiek sveikatos, taip, šiek tiek pareikalavo, tiesiog ta galbūt nemiga ir tas pastovus, nesakau, kad yra stresas, bet yra vis tiek galvojimas, ruošimasis, gal kažkoks tai nervinimasis ir tu tiesiog jauti tą įtampą ir tavo organizmas įsibalansuoja, tu tiesiog nebežinai, kada tu pavalgęs, kada tu nevalgęs, tu išsibalansuoji iš to ritmo, tiesiog po grįžimo, sakykime, iš tam tikrų čempionatų, tu vėl susiemi, tu pradedi sportuoti, tu pradedi taisyklingai maitintis, nes tai yra neatsiejama tavo taip pat darbo dalis, nes tu negali nuo 3 ryto atsikėlus nevalgyti iki 4, nes tu tiesiog neišgyventum ir blogai jaustumės. Tai tiesiog grįžus, tu visą laiką pradedi vėl į ritmą įsivažiuoti, pastovus klientai, vitaminai ir, sakykime, taisyklinga mityba ir sportas, kas neatsiejama taip pat gyvenimo dalis. Ir norėjau klausti, tu randi laiko savo? Per visus šitos konkursus ir darbymečius? Per pačius konkursus nerandu laiko nei draugui, dažniausiai net šeimai atsakau skambučius, atmesti rageliai, tiesiog net klientam užsakymai ne visą laiką priimami arba būna parašoma žinutės, kad atsakysiu po 2-3 darbo dienų, dėl to, kad tu nespėjai fiziškai. Ir sportas 2-3 savaitės būna pamirštas, mityba išsibalansuoja, nes tu nespėjai pasigaminti 4-5 patiekalų iš ryto, kad visą dieną pragyventum ir tiesiog spėtum netgi pavalgyti. Būna, kad modeliai juokiasi, kada tu ir vairuoji, ir valgai, ir tą patį paruoštą maistą kaip vištieną tu valgai vairuojant. Tai galbūt ir negerai, bet tiesiog fiziškai nebeturi laiko, neskubi pas klientą ir važiuoji, tarkim, iš Vilniaus treniruotės. Tai dabar, manau, savo pasidovanosi atostogas po visų šitų, ar ne, vargu? Buvau susirgus, iš tikrųjų, tik tai grįžus vieną dieną iškart puoliau ant rytojaus į darbus ir tada liga tiesiog tave paima, kaip sakant, ir pagulta tiesiai į lovą ir tu turi atšaukti užsakymus kelis. Gerai, kad tai yra ne kažkokie tai baliai merginoms, kuriuos gali nukelti, tai yra mokymai. Ir džiaugiuosi, kad ta viena diena, kad užteko galų gale vienos dienos, bet organizmas reikalauja to poilsio. Tai stengčiaus kitą kartą pagalvoti apie poilsio dienas. Kadangi dabar nebuvau pagalvojus, tai ateityje 3 savaičių bėgiai išvažiuoju į kelionę, savaitį laiko tiesiog atsipūsti nuo darbų ir susidėlioti kitus ateinančius darbus. Greta, nepaslaptis, jog Lietuvoje žinomos personos, žinomi žmonės, galų gale tavo srities profesionalai dažnai
gauna kritikos. Kaip į kritiką reaguoji tu ir ar jos yra daug? Kritikos visą laiką yra daug, kuo tu daugiau tobulėjai, kuo tu daugiau labiau stengias, tuo daugiau kritikos sulauki. Atsiranda kandžių, piktų žmonių, jie pavydi, dėl to nori tau visais įmanomais galimybėm įkasti. Ir iš tikrųjų reaguoju ganėtinai gerai, kas yra labai daug žmonių keista, nes jeigu tu nuo kritikos palūžtum, tu tiesiog palūžtum ir nebeitum į priekį. Aš visą laiką manau ir manysiu, kad kuo daugiau kritikuos, tuo reiškia, tu labiau eini į priekį, nes kritikos tada ir gauni, kada tu eini į priekį, tada tu tampi įdomu žmonėms, tada tu tampi kažkuo tai įtartinas tarsi, tiesiog žmonėms atsiranda įvairūs klausimai, jie bando tave šmeižti ar kritikuoti vien dėl to, kad įrodytų, kad galbūt tu nesi toks geras, kaip atrodai, nors iš tikrųjų tu esi 100 kartų, sakykime, daugiau pasiekęs ir daugiau pastangų įdėjęs į tą darbą. Vardant to, kad jie patys siektų aukštumų ir darytų, liptų, dirbtų, eitų, sakykime, į priekį, jiem lengviau kritikuoti, jiem lengviau komentuoti. Iš tikrųjų, kada kiti dėstytojai apie tave šneka per savo seminarus makiažų ir apie tave daug šneka, tai yra labai įdomu, nes visos merginos, kurios eina pas kitą žmogų į seminarą, jos visos pagooglina ir pasižiūri, kas aš tokia ir tada jom įdomu pasidaro, jos ateina dažniausiai pas mane mokytis toliau. Tai bet kokia, kaip sakau, kritika yra kažkokia tai to pačiu reklama. Aš manau, jog tavo 4 vieta tarp geriausių pasaulio visažistų šioks toks pjūvis į veidą kritikos, ar ne, skleidėjams. Taip, kai sužinosi, kad dar dalyvausi ir pasaulio čempionate, ar ten sieksi aukštumų, galbūt kažkas labai supavydėjęs, galbūt kažkas galvos, kad aš neverta dalyvauti pasaulio, ne Europos čempionate, bet visiems siūlyčiau pirmiausia tai praeiti ir pamatyti, kaip tai yra sunku, nes kada tu sėdi 5000 žmonių auditoriją apdovanojimuose ir matai, kad tai yra žmonės iš Amerikos, iš Brazilijos, iš Rusijos, Ukrainos ir kitų, sakykime, šalių. Ir tu žinai, kad yra stipriausia lygio meistrai ir kad tu iš vis turi galimybę tenai papulti, tai yra kažkokia neapsakomas džiaugsmas, neapsakomas jausmas. Ir vien dėl to tu, kaip sakau, įstoji tą šeimą, tą draugiją, kuri kartu su tavim važiuoja ir tu nori su ją toliau siekti kažkokių tai pasiekimų ir toliau bendradarbiauti ir pažiūrėti, kaip netgi kiti žmonės, kaip kitų šalių atstovai daro visą tai dar geriau ir tu tiesiog netgi žiūri, pasisemi naujų idėjų, naujų tendencijų ir tuo pačiu tobulėji. Ačiū, Greta, buvo labai malonu ir manau, kad, kaip ir prieš tai minėjau, jog visas kraštas džiaugiasi Gretos laimėjimais, linkime tau jų daugiau dar nuskinti ir parodyti merginom labai puikų pavyzdį, kaip reikia siekti savo didžiausių svajonių. Ačiū, neužmirškite siekti tikslų. Ačiū tau.